Tai labas, Andriu, aš atvykau su visa komanda, nes mes labai norime pasižiūrėti tavo šitą projektą, kuris atrodo tikrai gana įspūdingai, bent jau kiek jau teko pamatyti. Nebaisiai atrodo. Čia toliau pakomentuosiu šitą klausimą. Bet man labai svarbu, kad atsakytum taip, kad net aš suprasčiau, nes, nu, žinai, moteris jas truputėlį kitaip. Nu, pabandysiu jo, man irgi sunku pasakoti apie techninius dalykus kartais. Taip, bet pabandysim, aš laiką perklausiu, jeigu man kils daugiau klausimų ir kažkokiu bus neiškumų, tai kaip šitas automobilis apskritai sugalvojo, ar jo savininkai, kad reikia įdėkti garso izoliaciją ir kokia yra istorija, kodėl čia apskritai viskas pradėta daryti. Būtent su šituo automobiliu tai tokios labai kažkokios įmantrios situacijos, tokios istorijos kaip ir gal neužčiopiau. Įsivaizduoju, kad jisai per socialinius tinklus mūsų susirado ir pamatė, kad galima patobulinti dar labiau tą automobilį. Aš kažkaip abejojau, ar jisai atvažiuos 20 metų GLS, Mercedesas, o jisai sako, gerai, rašykit mane eilę. Nu, tai va, tai taip ir atvažiavo. Tai aš teisingai suprantu, kad dabar tampa kaip ir madinga į naujus automobilius dėkti tas izoliacinės būtent garso sistemas ir aišku, iškart kyla klausimas, ar nauji automobiliai nėra šiaip jau pakankamai izoliuoti ir tylūs, kam jo tada papildomai šito yra diegiamos? Čia yra toksai momentas, sakysim, kas liečia vidutinės klasės automobilius. Ten vyksta, sakyčiau, tokia konkurencija ir netgi Volkswagenas ir Škoda ir kiti vidutinės klasės automobiliai taupo konkuruodami su, nu, ta pačia Toyota, nes Toyota atseit turi gerą vardą, ta prasme, kaip kokybiškas automobilis, bet pas juos garso izoliacija silpna ir dėl to gal jisai ir pigesnis dėl to yra tas automobilis. Nors dabar Toyota irgi jau jaučia, kad yra tie momentai, kad eina šleifas, kad Toyota neturi garso izoliacijos. Nu, tai biškai pradeda irgi originalią garso izoliaciją irgi šiek tiek tobulinti kažkiek tai. Suklijuoti galima kiekvienam automobiliui, tikrai. Ir kiekvienam automobiliui aš visiškai ramus esu, kad bus rezultatas teigiamas. Tik tai tiek, kad yra čia tosai momentas. Jeigu žmogus nusipirko ką tik naują automobilį, jisai mažai su juo važinėjęs ir kai mes suklijuojam garso izoliaciją, nes naujam automobilis visą laiką nori, kad būtų geriau, tai jis gal nepajus to skirtumo, nes jisai mažai pats važinėjęs yra su to automobiliu. Arba būna situacija, prieš tai turėjo kažkokį normalų automobilį su gera garso izoliacija ir nusipirko, dabar neseniai buvo Volkswagen Arteon. Sako, nesuprantu, kaip naujesnė mašina gali turėti antiek prastą garso izoliaciją. Jis buvo labai nepatenkintas ir naujesni automobiliai jaučiamas, kad visur ten bandoma taupyti. Ir ant garso izoliacijos, ir ant resursų variklių. Kai jau prabangus automobilis, ne Mercedesai, BMW, ten yra geresnė situacija. Tai kiek tu realiai rekomenduotum pasivažinėti, pavyzdžiui, žmogui su nauju automobiliu, kad jisai galėtų įvertinti tą garso izoliaciją jo esamam, kad jisai priimtų sprendimą ir norėtų atvažiuoti pasigerinti? Jaučiu, kad pusę metus pavažinėja prie įvairesnių oro sąlygų. Jaučiasi iš tų, kurie daugiau negu metus pavažinėja būna, kad gera emocija būna. Kaip pavyzdys, neseniai kažkada čia darėm Tesla Y 22 metų, kur žmogus ką tik nusipirko, ir Tesla Y 21 metų, kur žmogus važinėjo 2 metus. Tai aš iš to žmogaus, kur 21, kur 2 metus, tik išvažiavę iš mūsų servizo, 20 minučių paskambina, sako, aš jaučiu nerealų pokytį. O tas, kur 22, nu, geriau, bet tos emocijos nepajutau, žinai. Tai realiai, aš kaip suprantu, rekomenduojama bent jau visus sezonus pravažinėti, kada mes turim truputį ir drėgno oro, ir šlapio, ir lietaus, ir sniego, ir dar. Jo, arba būna, žinot, žmogus pirkdamas ten tą pačią Toyotą, daug čia visi šneka apie tas Toyotas, bet jau vieša paslaptis, kad Toyotose garso izoliacija prasta. Bet žmogus pirkdamas Toyotą praktiškai paskutiniu metu dar nevažinėja, iš karto pas mus važiuoja darytis garso izoliaciją, visiškai nauja, nes jau žino, kad garso izoliacijos jai reikia. Jisai pirkdamas automobilį jau supranta apie tai, kad čia reikės ir garso izoliacijos. Gerai, o tai kaip tada su elektromobiliais, kurie iš principo ypatingai tyliai važiuoja? Žiūrėkit, kokia situacija. Kuo tu tyliau važiuoji, tu daugiau girdi triukšmo. Jeigu tu važiuoji variklio negirdi, tai tu girdi aplinkui asfaltą, girdi padangos, ūžesius, girdi visus, tu nori tuos garsus panaikinti. Pavyzdžiui, tai pačiai Toyota irgi, kai darom garso izoliaciją, tai visi tie bjaurūs ūžesiai, asfalto, padangų, jie išnyksta, bet tada pradeda girdėti švilpimas per langus geriau, variklis biškį daugiau girdėti. Vienam klientui, nesakysiu kuriam,
darė Mercedesą ir jisai ką pasakė, sako, pradėjau girdėti kaip girgžda sėdynės galinės. Niekada negana. Na, ir buvo irgi video čia į socialinius tinklus ir buvo išreiškiu iš savęs tokį komentarą. Vienus garsus mes sunaikinam, pradeda girdėtis tie garsai, kur tu net anksčiau negirdėdavai. Ir apkaltino mus, kad mes ten padarėm, žodžiu, kad blogai surinkome, žinai. Iš tikrųjų tai ne, tiesiog žmogus negirdėjo, kai kurie supranta to, ką nesupranta, o kai išsivalo visi garsai, tu pradedi girdėti kitokius garsus. Gal mažiau bjauresnius, bet iš tikrųjų kažkurie garsai išiškėjo, negalima panaikinti jų. O elektromobiliams, kai jisai tyliai važiuoja, variklis nesigirdi, girdis tą ūžesiai, ypatingai važiuojant su Tesla autostrada ant didesnio greičio, tu nelabai gali susišnekėti. O kai suklijuojam garso izoliaciją, irgi atsiliepimas toksai, kad pagaliau galiu normaliai šnekėtis telefonu. Geras, tai realiai garso izoliaciją galima rinktis ir tuo atveju, kai pats automobilis yra labai garsus ir tiek tada, kai foninis triukšmas tiesiog kažkaip dirgina patį vairuotoją. Visada galima sumažinti ir visada galima gauti rezultatą. Visada. O pats metodas, vadinkim, kaip ta izoliacija yra dedama, kas yra atliekama, nes aš čia sakau, matau tą automobilį, man jis atrodo kaip ant skrodimo stalo išmėsinėtas. Automobilį išardyti. Tokios situacijos būna irgi, atvažiuoja vyras ir žmona, sako, žiūrėk, ką darysim, maždaug rodo, žiūrėk, ką čia darysim, žinai, žmonai. Sako, eik tu, sako, nesąmonį prisigalvoja visokių tokių, sako. O būna ir tokių atvejų, kad žmona išvažiuoja atostogų, aš atvarysiu automobilį padaryti. Vyrai daro slaptai nuo moterų šitą. Jo, kartais būna ir taip, jo. Tas komfortas, jisai tikrai reikalingas ne tik tai vyrui, bet tikrai reikalingas ir moteriai tikrai, nes komfortas tai yra ne tik tai tyla, triukšmo sumažinimas per sveikatą. Aš žmonės įkalbinėjau daryti, jeigu darai, tai daryk maksimaliai. Pats vertinu kokybę ir, kaip sakyt, norisi padaryti, kad žmogus žinotų maksimalų rezultatą. Tai kad klijuoti visą garso izoliaciją maksimaliai, tai mes turim dugną tiek, kiek telpa sluoksnių. Duris, tiek, kiek telpa sluoksnių, kiek yra prasmė, stogas, jeigu darosi, jeigu nesidaro. Šiuo atveju čia nesidaro, nes šis stiklinis jisai ir netriukšmauja taip, nes skarda tik tai daugiau triukšmauja, kai vibruoja. Jeigu kalbėti apie šitą Mercedesą, tai čia iš tikrųjų, paprastai, pavyzdžiui, tokiai Toyota RAV4, tai 2/3 sudaro darbas, 1/3 sudaro medžiagos, nes ten daug medžiagų telpa. Tokia Mercedesui daug medžiagų netelpa. Ir rezultatas nebus toks skirtumas didžiulis kaip RAV4, bet, kaip sako, pasidarys iš Mercedes Rolls Royce'as, ne? Kokius 5-6 decibelus prie tam tikro greičio, prie tam tikrų dažnių diapazone mes tikrai išgausim, o tai yra labai daug. Jo, o dabar joje yra kažkas jau sudėta. Šitas žalias, va. Šitas žalias tai yra vietos, kuriuose yra jau sudėta čia yra, izoliacija. Va, kur užrašyta žaliom etiketėm, čia mašina išardyta ir čia tilps vienas sluoksnis. Ir yra tokia kieta medžiaga, kiti galbūt konkurentai galbūt klijuoja biškį lengvesnę medžiagą, mes klijuojam tokią kietą, ją reikia ilgai kaitinti, formuoti. Ir čia daugiau nebetilps jau ant dugno sluoksnių, jau daugiau nebetilps, bet jinai irgi gerai sugros ir tikrai verta ją klijuoti. Tai pats procesas principė vyksta klijavimo pagrindu, visur yra užklijuojama. Kaitinė, brūžinė, išardys visas duris. Ant durų daugiausia susideda garso izoliacijos. Čia jau yra 100 posparniai. Ant tų posparnių vėl klijuosis 2 sluoksniai, kad dar labiau nuimti triukšmą nuo ratų. Jeigu, sakysim, lyginant RAV4, kai darom, tai ten 100% sėkmė tenai. Čia kyla tokių, vidinių pergyvenimų, kaip tas klientas iš tikrųjų pajus tą efektą. Ar jisai pajus apčiuopiamai, ar tik tai biškį pajus, nes realiai tikrai pajus, bet jo pati emocija, gal jo lūkesčiai bus didesni. O pačios medžiagos jos yra vieno tipo, ar jos būna skirtingos? Ten yra daug rūšių, skirtingos medžiagos, skirtingose vietose klijuojasi. Tai, pavyzdžiui, tokiai RAV4 suskaičiavom 11 rūšių izoliacijų, o čia turbūt bus 1, 2, 3, 4, 5, kokios 7, 8.